kai įvyko maža rokiruotė, mes turime arbatos. O mes jau pradėjome? Na, jis vėl įsijungė. Supratau. Rodyti taip? Nerodžiau. Jis pats dabar sugalvojo. Atradom funkciją, telefonų rodyti taip arba taip. Ir tada po 2 sekundžių pradeda filmuoti. Tai va, tęsam savo. Tai kur mes ten baigėm? Savo podcastą. Mes vis dar traukiny ir turim arbatos ir jinai dabar Bėga. Nes mes ir praeitą savo dublį nutraukėm todėl, kad mum atnešė arbatos dėdė. Toksai labai mielas ir geras. Ir su muštinuku. Ir marina mažiau. Kur mes baigėm? Mes baigėm apie įzumą, apie išminavimą, apie baimės. Apie kokias baimės? Apie baimės važiuoti į Ukrainą. Jeigu kas bijo važiuoti, nu žodžiu. Aš tiesą pasakius vis tiek neatgaminu, kur mes ten baigėm, bet... Esam toliau. Jo, bet aš galvoju, va, jeigu pradedam kalbėti apie baimės, ne važiuoti į Ukrainą ar nevažiuoti, tai čia mes kai taip kalbam, tai nereiškia, kad mes jūs skatinam ten važiuoti. Ne, mes jūsų neskatinam, jums net nereikia ten važiuoti. Jeigu jūs norit būti naudingi, jūs galite būti daug naudingesni čia. Nu, ta prasme, kiekvienam reikia rasti savo vietą. Kam naudingiau važiuoti, kam naudingiau čia kažką daryti. Tai nevažiuokit, mes nuvažiuosim. Mes nuvažiuosim. Jūs nepamirškit, kad reikia remti. Čia dabar irgi tas reikia remti, žinai, čia yra tokia pat visiems nusibodus frazė, kaip ir ta frazė, kad visi pavargo nuo karo. Iš tikrųjų, žiūrėkit, aš jums pasakysiu taip, kai pamatai visus tuos sugriautus namus, kai pamatai kiekvienam mieste ir kiekvienam supistom atsiprašant kaime tas herojų alėjos, tai yra ištisos alėjos žmonių nuotraukų, kurie yra žuvę, kareivių, vėliavos. Važiuoji pro bedlekokias kaimo kapines ir ten įsmeigta vėliava į žemę, tai jau reiškia, kad karys yra palaidotas. Kampas visas išskirtas kiekvienose kapinėse, kampas tiem naujiem karių kapams, visom vėliavom. Ir kai, sakykim, čia sako, čia bus karas, nebus, prasidės, neprasidės. Žinot, aš tai sakau, kad vakar apie tai diskutavomės iš tikrųjų. Aha, taisyklės čia taip. Kalbstam mes čia po truputį. Mes vakar biškiukai irgi taip diskutavom, gal ne tam kontekste, bet apie vieną frazę. Niekada neišsižadėk turmos, lazdos ir ubago terpos. Tai čia niekada neišsižadėk kalėjimo, ar ne? Niekada nesakyk, kad visada būsi sveikas ir niekada nesakyk, kad visada būsi turtingas. Tai lygiai tas pats turėtų būti pasakyta ir apie karą, aš taip galvoju. Nes... Neišsižadėk laimės. Jo. Ir kaip ten bebūtų, tikit, netikit, norit, nenorit, abejingam būti negalima. Abejingam būti negalima ir nesakau, kad reikia ruoštis labai smarkiai, bet pavyzdžiui pasižiūrėjus netgi, sakykime, vakarų valstybių pavyzdžius, ar ne, kalbant apie paprastus civilius žmonės, jeigu čia girdėjot keistą garsą, tai čia iš tualeto eina. Tai kalbant apie tai, pas juos tai yra natūralu, kaip žmonės mokos matematikos, kaip žmonės, sakykime, mokos kažkokių menų, ar ne, kaip mokos gyvenimo įgūdžių, tai tas toksai ruošimasis ekstremaliom situacijom yra vienas iš gyvenimo įgūdžių, kurio jie mokosi. O mes tiesiog užsimerkėm ir neigėm, nes pas mumis senai nebuvo karo, mes jo nematėm, tai mes jo nenorim. Mes jo nenorim. Ir mes galvom, kad niekada nebus. Ir aišku, mes turim tų propagandistų, kurie labai stengiasi, kad nedaug dieve ruoštis kam nors. Nereikia ruoštis konkrečiai karui, nereikia ruoštis karui su konkrečiu priešu, bet reikia žinoti savo vietą, ką tu gali daryti. Ne kiekvienas gali eiti su ginklu, lygiai taip pat ne kiekvienas gali užtraukti turniketą ant kraujuojančios galvų. Tai va, kiekvienas atraskim savo vietą, kur mes save matom. Ir bet kokiu atveju reikia mokytis, domėtis ir jungti tą kritinį mąstymą. Aš nieko nesakau, sakykime, tikrai negaliu sakyti, kad Lietuva yra batinė šalis.
bet patošiai tikrai yra daug. Mane tas, pavyzdžiui, mane tas baisiai gąsdina. Ir bet kokiu atveju, sakykime, aš tai kaip galvoju, aš galvoju, kad mes turim šalia savo tą neprognozuojamą kaimyną, tą raudoną mešką krūviną, su šudinais batais, kurie vaikšto. Ir jie neprognozuojami šiaip. Ir čia irgi naujienos nepasakysiu. Per 100 metų pasakykit metus, kuriais jie su ko nors nekariavo. Nebandė ko nors užimti. Ir visada agresorius buvo Rusija. Visada agresorius buvo Rusija. Ane? Taip. Pasitikrinti. Faktų neatės. Tai jiem nėra taisyklių. Jiem nėra taisyklių. Ir... tai vat prisiminiau dabar apie tai, kur mes sustojom ir ką aš norėjau pasakyti apie tą užminavimą. Ką norėjau pasakyti? Ką aš turiu omeny, kad šalis, valstybė, šalis, imperijos visą laiką kariavo, amžių iš amžių kariavo ir sako, kad karas yra natūrali būsena, o ne taika yra natūrali būsena. Bet dabar mes esame 21 amžiui. Dabar yra viskas, yra kitaip. Civilizacija yra išsivysčiusi, išprogresavusi tiek, kad, ta prasme, mes esam savo pikę, sakykime, nežinom, kiek dar galima, nežinom, kiek dar galima į viršų, bet ir šiuo metu tas progresas toks yra spartus, yra susitarimai tarp valstybių, yra sąjungos, yra susitarimai dėl taikos ar ne, ir čia blėt atsiranda kažkokie tai dalbajobai, kuriem jokie susitarimai negalioja. Ir kuriems, sakykime, jokios taikos sutartys, jokios arba tos viso konvencijos, kad sakykime, kad minų negalima naudoti dar kažko. Tai jiem tas dujų negalima kad naudoti. Prieš civilius kare elementariai, sakykime, negalima, ar ne? Jiem tas negalioja. Jūs galvojat, jiem galios kažkas kito, jūs galvojat, jiem galios, kad jūs nenorit, kad jie ateitų į jūsų namus, arba kad prieš ateidami paskambintų ir nusivalytų kojas į kilimėlį ir nusiautų batus. Nenusiaus ir nepaskambins. Aš manau, kad, šitie mūsų podcastai nežiūrės, kurie taip galvoja. Taip ir nežiūrės tie, kurie įsivaizduoja, kad ateis ir sakys, jūs mūsų draugai, mes su visi nieko nedarysim, mes einam tada bausti tų kitų. Ne. Jie baudžia visus iš eilės, savas, nesavas. Nepatikės, nes jie patys yra melagiai, tai jie galvoja, ir kiti yra melagiai ir jie galvos, kad jūs esat melagiai. Čia vatai sakau, kurie nežiūrės. Jeigu netyčia kokį momentėlį išvalgti. Arba jūs jiem nusiųskit ir sakykit, pažiūrėk nuo tos minutės. Taip. Bet mes čia gal biškį apie patas politikus. Per daug. Jo. Apie kelionę pakalbėkim, ar nebekalbėkime apie kelionę. Aš manau, kad mūsų kelionė dabar eina į pabaigą, mūsų emocijų pliūpsnius pamatysite teksto pavidalu artimiausiu metu. Arba nepamatysit, jeigu mūza neateis. Jo, jeigu mūza liko ten, suelta, lauksim, kol jinai grįž traukiniu, kurie čia irgi nelabai... Čia tiek keisti garsai iš tualeto. Tai va, tai žodžiu. Ką aš visiems 2 kartus sakiau, bet aš ką galiu pakartoti dar. Nuo pat karo pradžios iš tikrųjų, kaip pasikeitė mano požiūriu žmonės aplink mane, ratas žmonių aplink mane ir kas pasikeitė žmonių elgesy. Tai jau nuo pat pirmų dienų toks pasitikėjimas atsirado tarp bendraminčių. Mes, pavyzdžiui, dar dabar stebimės, ten maždaug reikia pagalbos padaryti tą ir tą, atsiliepia nepažįstamas žmogus, tu jam atiduodi mašiną su raktais ir jis išvažiuoja į Ukrainą iki tokio lygio. Tai aš tik dar kartą tiesiog noriu pasidžiaugti, kad tokių žmonių vis dar atsiranda, vis dar yra. Šiaip tai savanoriai labai keičiasi, ar ne? Sakykime, pradžioje karo dirbom su vienais, dabar paskui su kitais, dabar net ne su trečiais, o su 50. Žmonės su vienais, bendradarbiauja su vienais, paskui vieni su kitais bendradarbiauja. Čia viskas yra natūralu. Yra tokių, kurie tik laikinai ten kažką tai padarė, sakykime, kurį laiką ar ne, ir išėjo. Yra kai kurie tik dabar prisijungia, pavyzdžiui, yra kurie tik dabar prisijungia pirmą kartą, yra tokių, kurie seniau buvo su kažkuo ir dabar, sakykime, su mumis būna. Tai labai džiugu, kad tas ratas toks jisai vis dar yra.
kad mes kartu, sakykime, ir kalbamės, ir dirbam, ir vienas kitą pažįstam, o kad ir ne kartu dirbam, bet vis tiek smagu, kad vienas kitą pažįstam, dalinamės informaciją. Žinai, kad gali paskambinti ir paprašyti, ir paklausti, Jo. ir remtis. Nes tai yra ta pati pusė. Iš tikrųjų ir pavyzdžiui, tie remiami daliniai, remiami kariai. Aš nemėgstu šiaip naudoti žodžio remiami, naudoju, bet nemėgstu naudoti. Nes tu negali sakyti, kad juos remi, tu jiem padedi iš principo, jie kaip ir padeda tau, ne? Tu tiesiog stovi šalia, tu esi, mes kartu dirbam. Ir faktas, kad jie daro daugiau negu kad mes. Nes, jie aukoja. Jo, jie aukoja save, savo gyvenimą. Jie nežino, grįš, negrįš. Mes geriau žinom, ar mes grįšim, ar negrįšim. Jo. Mes bent 99% esam tikros, kad mes grįšim. Ten žmonės, kurie pas mus negalėtų dar gerti alaus, jie jau eina su tinklu ir turi priimti sprendimą, žudyti ar ne. Iš principo, jie nėra gyvenę suaugusio žmogaus gyvenimo. Ir jie kaip suaugę žmonės mato tik tai šitą dalyką. Ir pasibaigs karas, duok dieve, jeigu jie bus gyvi. Tikrai duok dieve, jeigu jie bus gyvi, jie turės viską pradėti nuo pradžių kaip suaugę žmonės. Bet tas yra iš tikrųjų biški griebia už širdies. Turbūt daugam tai yra nesuprantama ir nesuvokiama ir nepajuntama. Nes tu turi žinoti tos žmonės, tu turi su jais bendrauti ir kad pajust, kaip ten viskas yra. Jie patys iš tikrųjų šito dar nežino. Jie patys to nesuvokia, kaip jiem bus. Mes, aišku, irgi nežinom, kaip jiem bus. Mes nežinom. Bet tik tiek, kad iš šalies matosi, kaip ten viskas sulūžia ir sulūžia. Tai iš to, kaip tas karys kalbėjo, tas, kuris prisėdo prie mūsų vakarieniaujant, tai nebuvo ir išlus pasakojimas. Jis atėjo pasikalbėti ir pasakyti viskas taip tokiais tiesniukais iš buvusio gyvenimo, iš dabartinių, kas iš fronto, kas sunku net suprasti buvo ne tiek dėl kalbos, ne tiek dėl jo akcento, bet tai, kad kaip jis sakyti, tu nesupranti, vienas sakinys yra apie vieną dalyką, kitas apie kitą ir nesupranti. Ir bandai paralelę suvesti, šitą įdėti į vieną vagą, šitą į kitą ir paskui jau ten po poros parų tik tai pradėjo grynintis. Aš paskubėjau parašyti postą apie jį, nes aš net nesurašiau daugumos dalykų, ką jis išnekėjo ir kaip jis išnekėjo, gal labiau negu ką, o kaip ir kiek jam to reikėjo su mum tiesiog sėdėti. Bet žinai, gerai, šiaip tik, kad parašėjai, todėl kad dabar bent jau nepasimes tie, žinai, dalykai, kurie galėtų pasimiršti per kelias dienas. Bet šiaip, pavyzdžiui, man tai, kas įstrigo, dabar gal nuskambės šiek tiek savanaudiškai, jisai pasakojo, va taip kaip aš dabar. Ir jisai mūsų neklausinėjo, jisai nieko mūsų neklausinėjo visiškai, jam tiesiog reikėjo kalbėti, išsipasakoti, išsilieti. Jis tik paklausė, kokią mes kalbą kalbam. Jo, nesako, nepažįstu jūsų kalbos. Tokios iš vis nesu girdėjęs. Ir viskas. Jo. Tai toks tas gyvenimas pas juos supranta. Ir kaip tu ten sakei, kad jie tarpusavį pasikalbėti nelabai gali turbūt? Ne, jie... Ta prasme, jie gali bendrauti, bet... Jie bendrauja, jie susidraugauja, jie eina kartu, jie pasibara, jie vienas kitą mokina. Jo, bet jie negali išlieti širdies vienas kitą. Išsakyti, kaip jie jaučiasi dėl to, kurie yra šiuo metu. Kam? Tokiam pačiam pasakyti, kuriam lygiai tas pats. Ir jie tikriausiai ir artimiesiam, sakykime, irgi išsipasakot nelabai gal gali dėl tam greičiausiai dėl baimių visokių ir dėl kokių nors faktų, kad kažkas nutekėtų nereikalingą informaciją. Nes jiegi visi yra vaikštantis informacijos blokai. Ir jie žino, kad jos negali, žinoma, mes irgi ten nesužinom kažkokių tai paslapčių ar dar ko nors, ne. Vienas tai sakė, kad aš esu pervargęs, aš esu labai stipriai pervargęs, man būtinai reikia atostogų, nes aš galiu prisišnekėti, pasakyti per daug. Arba dar tiesiog, kaip pasakyti, nėra žmonės psichologiškai pakankamai stiprus atsiverti saviem žmonėm, ar ne? Dėl kažkokių baimių, dėl to. Lygiai taip pat kaip ir tie savi priimti. Ta prasme, kad
pas mus jau po truputį ten yra mokomasi, kaip bendrauti tarpusavį, kaip vienam kitą priimti jo informaciją, kad jo neišgąsdinti, kad jam padėti ar nukreipti kažkur tai. O čia dar ne, dar toli jiem kito. Kaip ir mumis, pavyzdžiui, nepasitikėjo. Atvažiavo 2 mergiotės. Ką jos čia veiks? Bobos. Mergiotės. Bet nieko, ir paskui po truputį kažkaip išsišnekam ir paaiškėja, kad Giedrė vadovauja tam fondui, kuris atvarė Kad vakar jisai, ne vakar, ten prieš savaitę gavo mašiną, kuri per mūsų atvažiavo, tai kuris ją vairuoja. Taip. Ir žino, kad yra ten tokia. Bet nežino, kad čia šita. Ir tada, kai sužino ir, tai tu matai, kokios jos čia va tokios. Arba pamatai ir sakai, čia mūsų fondas, ar čia jūs? Tai va. Jie nepasitikė dar vienas kitų ir tais kitais. Kad ir mumis nepasitikė, bet po truputį prisileidžia. Ir nelabai mes tai šiaip tai lendam į širdis. Prievartą nelendam ir klausinėti irgi nieko neklausinėjom. Jie pasakoja tą, ką nori pasakoti. O mes klausom. Ir tai padeda suvokti, labiau jų suprasti, kaip jie jaučiasi, kurioje vietoje yra. Bet sakykime, mums šitą dalyką pertikti irgi yra pakankamai nelengva. Ir čia jokie Facebook'o, pertikė dalinai. Bet aš nemanau, iš tikrųjų nemanau, kad jūs beskaitydami jaučiat tą, ką mes jaučiam, kai jie pasakoja. Čia neįmanoma. Arba nebūtinai, ką jie pasakoja, bet aplamai po kelionės į Ukrainą, kaip tu jauties, ką tu matei, ką tu patyrei ir su kuo tu susitikai. Tai gal tiek. Turbūt tiek. Ilgas pokalbis gavosi. Mes gal dar ką nors įrašysim, kelionę dar ilgą.